apskritai nesitikėjau tokių rungtynių. Galima buvo pralošti, bet manau, netokį taškų skirtų. Antra kažkaip atrodo, kad nebuvom pakankamai gerai nusiteikę. Viską padarė rungtynių pradžia, atsili gynyba. Tiesiog nežinau, kas atsitiko vaikinams, ar sudegėm, nors nesam jauna komanda, kuri galėtų kažkaip išsigąsti, stresuoti. Na ir aišku, Gecevičiaus nebuvimas mums tiesą pasakė šiandien. Tai nepilnos sudėties žaidėt, ar ne? Ne. Tai Noriu pasakyti, kad mes čia kažkaip priklausom ir ar Lauryno Gecevičiaus komanda. Ne, mes sulošėm šiais metais gerų rungtynių ir su juo, ir be jo. Bet tiesiog matėsi, iš po krepšio nepataikom. Iš dėkingiausių padėčių nesumetėm taškų. Baudų nepataikom. Na, tiesiog toks vaizdas, kad Fortuna šiandieną visiškai aiškiai buvo pasisukusi į Vagatų komandos pusę. Bet treneris, sakykit, vertinant bendrai visą sezoną, ar jis nevykęs, ar vis dėlto jisai geras? Čia sunku dabar pasakyti, aš vis tik žaidži, tai visada tikiesi laimėti. Antra vieta kaip iš vienos pusės kaip ir nieko, bet na, vis tik aš tikėjausi, kad mes laimėsim šitą finalą ir tikrai turėjom visas galimybės bet atsitiko kaip atsitiko. Nebloga ta antra vieta, bet kaip sakiau, esame ir vicečempionai šitas lygos. Kažkaip galvojom, kad šiais metais jau pribrendom vėl tapti čempionais. Atsitiko priešingai. Sakau, tiesiog Fortuna gerai mūsų nusisuko šiandien.